Gerbiami elektrėniečiai, manau, šis interviu, elektroninis interviu pavyko arba vykęs ir štai kodėl. Iš tikrųjų, džiugu, kad nemažai gavome klausimų, nemažai gyventojų rūpi, kaip Elektrėnų miestas, kaip Elektrėnų savivaldybė egzistuoja, kaip tvarkosi, ką veikia administracija, administracijos darbuotojai. Aš pasistengiau atsakyti visus klausimus, pasistengiau atsakyti taip, kaip aš manau ir kaip galima būtų tvarkytis ir į tuos klausimus atsakyti. Iš tikrųjų, komentarų laukiu įvairių. Žmonių valia komentuoti, vertinti ir siekti tikslo įvairiais būdais. Pagrinde esmė tai klausimų, manau, miesto švaros, miesto tvarkymo ir gerbūvio klausimais. Iš tikrųjų, jeigu pareikš nuomonę ir daugiau miestiečių ir pasiūlys, kaip tai galima būtų tinkamiau tvarkytis, organizuoti darbus, tikrai mes analizuosim, priimsim galbūt ir jūsų pasiūlymus ir visų mūsų pagalba. Man atrodo, kad tikrai darbai pajudės žymiai greičiau ir tvarkingiau atrodys mūsų aplinka, kurioje mes gyvename. Ačiū visiems.